dienos Evangelija pagal Matą, 18 skyrius, 1-10 eilutės, priminimas visiems mums, kad nesame vieni. Viešpats ištikimas, kad nors ir nupuolėme sugundyti piktosios dvasios kažkada buvusio angelo, vadinamo angelo, kuris buvo atsakingas už šviesą. Mes žinome jo vardą kaip Liuciferis. Žmogus prarado galimybę būti harmonijoje su Dievu, būti klusnus kaip angelas ir pastoviai atsiduria bėdoje, nupuola. Taip jau nutiko, bet Viešpats nepalieka mūsų našlaičiais, siunčia gerasias dvasias, suteikdamas joms užduotį, ir tas užduoties suteikimas Dievo gerasias dvasias padaro angelais. Žodis angelos reiškia pasiuntinys. Tai būtų kažkas panašaus, kaip šiandien minime angelų sargus, kai mūsų policininkai, jisai yra normalus žmogus, šeimos tėvas, ar ten šeimos mama, jeigu policininkė, ir jie eiliniai žmonės, bet štai kada išeina į tarnybą, užsivilka uniformą. O tas uniformos užsidėjimas, kad būtų mums aiškiau, jį padaro angelios. Jis tampa pasiuntiniu. Saugoti, ginti, padėti. Berods toks yra šūkis mūsų visuomenės angelų sargų. Apie tuos angelus, kurie yra protingos būtybės, be galo galingos, Viešpats pirmajame skaitinyje iš Išėjimo knygos 23 skyrio 20-23 eilutės primena: Aš pasiųsiu angelą, kuris eis pirma tavęs, jis saugos tave kelyje ir nuves į vietą, kurią esu tau paskyręs. Po to Viešpats primena, kad mes būtumėm klusnus tiems angelams, nes tie angelai atstovauja patį Dievą mūsų gyvenimo sritise. Iš viso, kiek yra žinoma, yra angelų įvairiausių. Berods yra priskaičiuojami tie vadinami netgi 9 angelų galių chorai. Ten yra cherubinai, serafinai, galios, paskui yra arkangelai, na ir paskui, mes sakom, pačios paprasčiausios dvasios, kurios gauna užduotis, vadinami angelai arba vadinam angelai sargai. Jeigu žinote, mūsų Dievo motinai, švenčiausiai mergelei Marijai, buvo pasiųstas ne šiaip paprastas angelas, kurį mergelė Marija jau turėjo. Mergelei Marijai buvo pasiųstas didesnių laipsnių, kaip moko bažnyčia, arkangelas Gabrielius. Taip pat mes žinome, kad buvusi šviesos angelą padėjo vietą, atėmė angelo titulą kitas arkangelas, vadinamas Michael, vadinamas mūsų lietuviškai žodžiais arkangelas Mykolas. Taigi, mūsų žiniai, mes nevadinam piktųjų dvasių angelais, kadangi piktosios dvasios prarado angelų statusą. Žodis angelios yra grinai skiriamas gėriui, Viešpaties misijai atlikti. Puolę angelai tampa tik tai piktosios dvasios. Ką tai duoda mums, kai šiandien kalbama apie tai? Pasirodo, kad žodis angelios pasiuntinys galioja tau ir man. Kiekvienas iš mūsų, kaip gimėme, gavome taip pat angelišką užduotį.
Jūs, kurie gimėte vyrais, jūs turite užduotį atstovauti Dievo misiją būti vyrais. Kaip sako Biblija, būk vyras ir vyriškai elkis. Moteris, jūs, kada gimėte ir atėjote į šį pasaulį, gavote moterišką kostiumą. Jūs yra angeliška misija būti moterimi šitame pasaulyje ir apginti, atstovauti teisingai moterišką giminę, neįsidirbinėti, taip pat ir vyrams. Tačiau pasaulis, kuris pasidavė piktai dvasiai, bando sumaišyti ir išniekinti mūsų angelišką misiją. Šalia to, kiekvienas iš mūsų esame angelai, sargai vienas kitam. Tėtis, mama, vyras, žmona. Mes, kurie esam vaikai, turim brolius, seseris, esam atsakingi už vieną ar kitą savo užduotį. Kaip jau minėjom šiandien, policininkus, jų darbas yra valstybės, vyriausybės skirtas mums padėti, pagelbėti, gaisrininkai, kariuomenė, taip pat mokytojai, bet kas. Netgi kepėjas mūsų mieste yra angelas. Jis turi misiją, kad iškeptų duoną pačią skaniausią. Paprastas šlavėjas gatvėje, reikėtų juos kreipti su didelė pagarba. Tai yra angelios. Ir kaip kalbama, štai čia sako, žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nei vieno iš šitų mažutėlių. Sakau jums, jų angelai danguje visuomet mato mano dangiško tėvo veidą. Ir kuo žmogus atrodo yra silpnesnis, kieno pareigos ir atrodo menkesnis, tuo didesnę pagarbą reikėtų žvelgti ir juos ir neužmiršti padėkoti Dievui. Kaip nuostabu. Šiandien išėjome ryte į gatves, kažkokie angelai nušlavė gatves. Ateinam į savo darbo vietą, valytojos jau atliko savo darbą, paruošė, nuvalė, malonu. Taigi, mėlyjeji, šiandien angelų sargų diena, tai yra tavo ir mano diena. Būkime išmintingi, klausykime mūsų dvasinių angelų ir taip pat mokykimės iš jų būti nuolankus ir klusnus Dievui. Amen.